28 dieną likus savaitei iki Velykų, Poske, kaip ir kitose katalikų bažnyčiose, buvo švenčiamas verbų sekmadienis. Krikščioniškasis pasaulis šią dieną mini Kristaus atėjimą į Jeruzalę. Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, rišamos medžių šakelės, sprogstantys karklai, kadagiai. Mat nuo seno tikėta, kad pašventintos verbos saugo žmonės nuo ligų, namus, o namus nuo žaibo. Katalikų bažnyčios liturgijoje palmių šventinimas įvestas 5 amžiuje. Verbų sekmadienį prasideda didžioji savaitė. Pačios svarbiausios šios savaitės dienos – didysis tridienis, ketvirtadienis, penktadienis ir Velyknaktis. Didysis ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimas ir perdavimas jo galios mokiniams. Ta diena minimas kunigystės įsteigimas. Visose bažnyčiose nutyla varpai ir vargonai. Didysis penktadienis yra vienintelė metų diena, kai neaukojamos šventosios mišios, nešvenčiama Eucharistija. Tai Kristaus kančios ir mirties diena. Ta diena pagerbiamas kryžius. Didysis šeštadienis yra dvasinės tylos diena. Didžiosios nakties metu švenčiame Jėzaus prisikėlimą, šventinama yra ugnis. Su Naujojo testamento žinia apie prisikėlimą nuskamba aleliuja, sugaudžia vargonais, suskamba varpai. Velykų sekmadienį aplink bažnyčią eina procesija. Jis simbolizuoja prisikėlimo žinią.